kad visi čia susirinkome šiandien, nes tikrai šita diena yra svarbi kiekvienam iš mūsų. Ir pirmiausia, mes norėtume pradėti nuo atkreipimo dėmesio į žmogiškuosius išteklius, į tuos žmonės, kurie nuolat kiekvieną dieną nuoširdžiai triūsia rūpindamiesi mūsų aplinka, nes tai yra tokia savita kaip ir profesinė šventė aplinkosaugos specialistų. Ir taip pamąstėme, kad būtų visai įdomu šitą šventę paskirti tokiems žmonėms ir įsteigti nominacijas, kurias galėtumėme teikti kiekvienais metais, galbūt parinkę skirtingą temą. Tas temas kviečiame ir jūs siūlyti, o taipogi visus metus tiesiog siūlyti žmonės, kurie atliko mums svarbius darbus, tausojančius aplinką. Ir štai tokią dieną vėl prisiminti tuos gerus darbus ir gerus žmonės. Ir šiais metais tai pirmą kartą susirinkom tokiom nominacijom, todėl tai pamąstėme ir parinkome temą Deivės ir dievai, kurie globoja aplinką, kurie rūpinasi aplinka ir mumis. Na, tai grįžtam į vairius į antikos, į pagonybės laikus ir noriu pacituoti tokį kaip ir paaiškinimą, kodėl mes pasirinkome. Nemanykime, ar kad lietuviai garbino gamtos reiškinius ar savus. Deivės ir dievai lietuvių kultūroje yra nekalkintini sabai, kurie yra atitolę nuo žmonių pasaulio ir pagal užskaitą lemiantis kažkokią dalį. O yra energijos apraiškos, kurie žmogus gali vienai ar kitaip panaudoti savo nuožiūrą, fizikos terminais tariant, su jais susiderinti, rezonuoti. Ir senoviniai ritualai nėra beprasmiai nemokšiški veiksmai. Tai visuomet savotiškas programavimas žaismingųjų būdų, per jausmus. Mūsų senoliai žinojo, jog žmogus daugiausiai gali pasiekti per jausmų plotmę. Todėl ir pajauta buvo tokia išlavinta, o amžiams bėgant ir kitoms kultūroms mūsiškė atskėžė. Šitarsi skursta, tampa lėkšta. Iš tiesų mes kalbam apie tai, kad stinga gamtojautos, na, o tokia 21 amžiaus tematika kalba. Sako, kad trūksta dar mums gamtamokslinės kompetencijos. Ir štai todėl to nominaciją susijėjom su mūsų protėviais, su mūsų protėvių tikėjimu, gamtos jėgomis, kad iš tiesų iš jų galima pasimokyti tos gilios gamtojautos, pajautos, supratimo aplinkos ir įsteigėme nominacijas. Na, ši šventė ypač yra svarbi mūsų tarybos aplinkos komitetui, kurį švenčia, o savivaldybėje mes turime aplinkos ir energetikos departamentą. Tai iš tiesų susimastykim aplinka ir energetika. Tai sakytume, tikriausiai savivaldybės yra, na, ir širdis, ir kiti visi organai, kurie atlieka svarbiausias funkcijas, kadangi jeigu nebūtų aplinkos ir energetikos, nebūtų mūsų. Tai nepaprastai svarbus yra departamentas, o jame dar yra aplinkos apsaugos skyrius, kurios specialistai tiesiogiai švenčia šiandien savo profesinę šventę. Ir todėl aplinkos komitetas yra įsteigęs tokias nominacijas. Ir aš šiek tiek apibūdinsiu nominacijas ir paprašysime aplinkos komiteto pirmininkę Jolantą Gaudutienę įteikti nominacijas. Deja, pirmo nominanto mes ir neturime. Išvyko į Alytų, kur vyksta labai svarbus susitikimas, būtent aplinkos ir energetikos klausimais, bet mes nutarėm vis tiek pristatyti tą nominaciją, nes tai yra Šventas Pranciškus gamtos globėjas nominacija, kurią norim įteikti mūsų aplinkos ir energetikos departamento direktoriui Virginijui Dastikui. Ir už tai, kad jis rūpinasi mūsų
miesto aplinka puoselėja ir taipogi rūpinasi aplinkos apsaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimu. Ir čia tokia tendencija yra skirta: žmogus gyvena ir pasaulis gyvuoja tik dėl darnios gyvenimo pratų sąveikos ir paties žmogaus teisingo ir doro elgesio. Tai štai tiesiog gal pamojo tą nominaciją. Na, kita nominacija, taipogi labai svarbi, tai yra žemyną deivė. Žemyną, gyvosios gamtos bei derliaus globėja. Labiausiai žemyną pamalonina nuoširdus rūpinimasis žeme ir visa gyvąja gamta. Netekę žemynos palankumo, žmonės nustoja būti gamtos dalimi. Jie tampa sraigteliais, įrankiais, kažkieno perkama darbo jėga, kurios gyvenimas susideda iš darbų, parduotuvių ir televizoriaus. Tikiuosi, čia mūsų auditorija tikrai tokių nėra, nenorim, kad tiesiog sraigteliais tikrai esame mūsų gamtos dalimi. Ir ši nominacija už Vilniaus miesto aplinkos puoselėjimą ir ilgalaikį nuoširdų pliusą rūpinantis aplinkos kokybę yra skiriama aplinkosaugos skyriaus vedėjai Vitai Braškienei. Birželis iš karto siejasi su nuostabia gamtos švente. Tai yra gamtos klestėjimas. Ar ne kokia šventės mes sakome dabar? Laikyti reikia, čia yra Antaninės tai yra mažesnė šventė. Joninės yra tokia gamtos klestėjimo, suvešėjimo šventė. Ir yra nominacija Rasta vasaros gėlių ir šalmos deivė. Deivė Rasta. Deivės Kaukolė ir Kaukolės duktė. Vasaros žalumynų ir gėlių deivė. Deivė Rastai priskirta galia gaivinti sidabro rasomis saulės nuvarginta suklestėjusi augaliją. Ji vandenį atgaivindavo, nuprausdavo augaliją. Rasta vegetacijos gaivintojas, Kaukolės pagalbininkė. Ir už Vilniaus miesto žalio ūkio puoselėjimą nuoširdų ūkinės veiklos poveikio vertinimą apdovanojama Rasta Lozoraitienė. Mums labai svarbu, kad mūsų aplinka būtų švari. Tai didelis rūpestis, mes visi mokomės rūšiuoti, bet vis tik dar neišmokstam, vis matom, kad pakankamai prišiukšlinam aplinkoje. Todėl yra nominacija Higėja, sveikatos švaros deivė. Mitologinė graikų deivė Higėja siejama su išmintimi ir misija mokyti žmonės tinkamos gyvensenos. Ir šią nominaciją už Vilniaus miesto aplinkos švarinimą ir aplinkos apsaugą nuo atliekų pertekliaus apdovanojamas Jaroslav Čaplė. Vilnius yra žalias miestas ir įsteigė nominaciją Vilniaus gyvybės medis. Nes gyvybės medžio įvaizdis susiformavo dar šaltojo amžiuje ir jis apibūdina tris svarbiausias sferas siejamas su laiku. Tai yra praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Visa, kas gyva, žemės malonumo įrodymas. Ir medis, gėlė ir žmogus visa yra iš žemės. Jie visi kupini žemės duotos jėgos. Na ir Vilniaus miesto aplinkos puoselėjimo nuolatinė stebėsena mūsų skyriuje rūpinasi Virginija Jotkienė. Darbštūs mūsų yra specialistai, todėl nominacija yra įsteigta Darbščiosios bitelės
atgimimo, darbštumo, vilties ir tvarkingumo, olumo bei švaros simbolis. Ir už Vilniaus miesto aplinkos puoselėjimą apdovanojama Rasa Čeikauskienė. Mūsų mieste paviršiniais vandenimis rūpinasi Lydija Kovienė, taigi jai nominacija Ežerinis ežerų valdovas, bet jis šiuo metu atostogauja, nes jau perduosim tą nominaciją jai. Kita nominacija yra Dvargantis, lietuvių sodybos, kiemo, ir mes taip nutarėm, kad šiuo metu viso miesto galbūt Vilniaus globėjas yra. Ir už Vilniaus miesto aplinkos puoselėjimą, rūpestį, teritorijų, žemės paviršiaus švara apdovanojama Vilma Milinkevičienė. Na ir nominacija per Grubijus. Nežinau, ar teko tokią dievybę girdėti, tai tikrai labai sena yra dievybė, tai pavasario ir augmenijos globėjas. Ir šią nominaciją mes norime įteikti tiems žmonėms, kurie taip gražiai papuošė mūsų šventę šiandien, atveždami tiek daug gėlių į pirmą aukštą, tai yra Vilniaus universiteto botanikos sodo bendruomeniai. Ši nominacija už dekoratyvinių augalų populiarinimą, visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklą skiriama Vilniaus universiteto botanikos sodo bendruomeniai. Janina atstovauja bendruomenę. Taipogi nominacija Flora, javų, gėlių ir sodų žydėjimo globėja. Už nykstančių augalų apsaugą, Lietuvos retų nykstančių augalų kolekcijos sukūrimą jos naudojimą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, nominacija teikiama Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto kraštotvarkos katedros bendruomeniai. Atstovai yra Vidas Tom, prašom. Mes dažnai sakom, kad Lietuva tai yra miškų kraštas. Todėl nominacija Medeinės, miškų globėjos. Ir ją norime įteikti už Vilniaus miesto aplinkos puoselėjimą ir visuomenės skatinimą gyventi harmonijos su gamta, Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijai. Atstovauja Kęstutis. Vilniuje yra daug miškų, tačiau mes turim tokį Lazdynų mikrorajoną. O Lazdynų mikrorajone yra Lazdynų vidurinė mokykla, kuri savo mokyklos teritorijoje kūrė puikią Lazdynų kolekciją. Todėl norime šią mokyklą nominuoti nominaciją Lazdona Lazdynų deivė. Tai yra riešutų dievaitė, kuri minima nuo 16 amžiaus. O rasti dvigubą riešutą vadinama keimeliu, liaudiškose tikėjimuose laikoma sėkmės ženklu. Taip kad ta mokykla, tai kaip sėkmės ženklas mūsų mieste. Prašom, yra žinau atstovai. Lazdynų vidurinės. O, ką tik buvo? Ką gal atėjote? Na ir žemėpatis, žemininkas, žemdirbystės globėjas, išreiškianti žemės gyvybinės jėgas, jos vaisingumą. Ir dabar atrodo Vilniaus mieste staiga sugalvojame žemdirbystės globėjų teikti. Ar ne? Tačiau mūsų bendruomenės Vilniaus labai aktyviai kūrė daržus ir domisi žemdirbystė. Taigi už savo gyvenamosios aplinkos puoselėjimą, daržo kūrimo idėjos įgyvendinimą, visuomenės aplinkosauginį švietimą, nominacija skiriama Žirmūnų bendruomeniai.
išeiti. Tai gerbiami susirinkę, kalbėti noriu padėkoti tiesiog Onutei Motiejūnaitei už tą nuoširdų darbą, už geras idėjas, už veržlumo aplinkosaugos srityje skatinimą ir tokią nominaciją noriu įsteigti. Padovanoti knygą, kuri vadinasi Lietuva 101 legendinė vieta. Tai aš gal net neabejoju, kad tas 102 ir 102 legendinė vieta gali įsteigti jūs. Pildosi svajonės tiesiog. Tikrai yra nuostabi vieta. Na, o dabar ačiū labai mūsų aplinkos komitetui už mūsų bendravimą, už tokias nominacijas ir noriu dar kelias nominacijas aplinkos apsaugos skyriaus vardu įteikti. Viena iš nominacijų yra Saulė, šviesos, šilumos ir gyvybės gavėja. Tai aš manau iš tiesų, kad ta tikroji Saulė mūsų departamente yra Saulė Kvedarinė. Na ir žinoma, gyvenant 21 amžiuje labai svarbu yra gamta, yra labai svarbu žmonės, bet yra labai svarbu finansai. Ir įsteigiam tokią nominaciją Auksinė žuvelė. Tai yra už aplinkosauginės veiklos materialistinės įžvalgas. Tai žmogus, kuris nuolat skaičiuoja mūsų projektų pinigėlius, kiekvieną kapeikėlę. Tai yra Eglė Simolytė. Taip pat aplinkos apsaugos skyrius nori išreikšti padėkas žmonėms, kurie kūrybiškai ir ilgai dirba aplinkosaugos srityje. Tai visų pirma, už ilgametę veiklą vykdant visuomenės aplinkosauginį švietimą Violetai Ivinskienei. Ir padėka už ilgametį darbą aplinkosaugos srityje, nuolatinį dalyvavimą visuose mūsų renginiuose Kęstučiui Turoniui. Žinoma, kiekviena šventė yra neįsivaizduojama be gėlių. Ir todėl noriu padėkoti mūsų botanikos sodą, sakau mūsų, todėl kad mes nuolat bendradarbiaujam gėlininkėms. Janinai Počiauskienei, Reginai Jotkytei, Vitanai Šukėnienei, Janina jas atstovauja, tai joks iš karto žiūrės. Na, gėlių deklaras jau daug. Ir norim padėkoti visiems, kurie dalyvavo šios dienos renginiuose, kurie atsiliepia noriai mūsų kvietimus, atvyksta su parodomis, su pranešimais į renginius. Tai norim išreikšti padėką statybininkų rengimo centro bendruomenei. Energijos taupymo priemonės bendruomeniai. Labai puikiai pradėjo bendradarbiavimą su Vilniaus geležinkelio transporto verslo paslaugų mokykla. Jos bendruomeniai padėko už dalyvavimą. Labai puikiai mūsų veiklą rūšiuojant atliekas, kaip tai daryti, įsijungia Joksita
darbelis mus džiugina Senvagės gimnazijos bendruomenė. Labai puikiai pradėjom bendradarbiavimą ir šiandien kaip tik labai sėkmingai mūsų renginiuose dalyvavo Vilniaus Verkių mokyklos daugiafunkcinio centro bendruomenė. Ačiū Jums labai. Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenė. RB agentūra, kuri šiandien mokė mus tų gražių, paprastų, štai va tokių gaminių pasigaminti iš atliekų. Lazdynų vidurinės mokyklos bendruomenė. Nuolat nušvitina koncertais. Lazdynų vėl nėra ir kažkur pasimėlė pas mus. Na, šiandien puikus pristatymas buvo kiekvienam renginy, vis kažką įdomaus mums parodo Juzefo Ignaco Kraševskio gimnazijos mokykla. Tai ačiū Jums. Sužavėjo floristinė papuošalai mus tikrai visus. Tai ačiū Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomeniai. Mažieji svečiai buvo atvykę iš Mikalojų Daukšos vidurinės mokyklos. Ar yra mokyklos atstovų? Mes su mažaisiais išvažiavo, tik jau jos buvo per ilgai čia būti. Taip pat Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto kraštotvarkos katedros bendruomenė už mūsų nuolatinį bendradarbiavimą. Baltijos aplinkos apsaugos forumo Lietuvoje bendruomenė, kurie aktyviai įsijungė į renginius. Na ir jau seko mūsų padėkos, taip kad galime tada visi paploti. Ir tada vis tiek šiek tiek ir susigausime ir išklausysime pranešimų. Ir tikriausiai bendros